Atvykę į šitą miestelį, pirmiausia susipažinome su vaikais. Valik, Vova, Danil, Erika, Saulė, Snežana. Adomas. Mes gyvenvietėje visas problemas, visus klausimus sprendžiam su vaikais. Jeigu kažką mes darom, ar puošiam gyvenvietę kokiais įrengimais, ar ką, tai stengiamės, kad visur dalyvautų vaikai. Ir tai turi didelę reikšmę tam, kad paskui patys vaikai žino, kad čia jų darbas ir saugu. Tie objektai nėra laužomi. Pas mus dabar įkurtas yra buvusiuose globos namuose vaikų dienos centras. Ir mes sukvietėm vaikučius iš kaimų, bet atvažiuoja net ir iš kitų vietovių dienos centrą. Ir dar, taip, kadangi Ukrainoje ten yra karo padėtis, tai yra šeimos atvykusios iš Ukrainos ir vaikučius irgi priėmėm į dienos centrą. Tai tikrai yra šiek tiek kalbos barjero. Как с инвентаризацией? Как вам понравилось считать эти инструменты? Так все, поднимите. Nes turime kelias ukrainiečių šeimas gyvenančias tame pačiame pastate kaip ir mes. Что вам вот в этой местности, и вот вы поменяли жилье, и что вам тут нравится? Ругиля. Данила девушка. Снимите Васю. Васю снимите. Ну. Карина красивая, добрая, умная. Сауля поначалу была хорошая, но потом, ну, ладно, до сих пор хорошая. Тия есть, нехорошая, нехорошая Тия. Но потом я эту, как ее забыл, Эрику увидела. Эрика. Она была поначалу хорошая, потом она стала такой не очень хорошей. Потом встретили Снежану эту вон на 7-м мотоцикле. Не могу ничего про нее сказать. Ой, потому что он любит. А мальчики как Адомас, Ритис? Красивый. Одна девочка есть, Адрия. Она маленькая. Маленькая. Я не... Сколько ей лет? 11. 11? Сколько? Дядя 10 лет. Ну, короче, она вот такая, но ей уже 11 лет. Jie turi ir motokroso trasą. Данил! Филюс! Neatrodo gerai. Bet pramoksa. Это там? Это документика. Да. Это он ударился и упал? Да. Нету дрона теперь. Теперь нет. Он там ударился и полетел, да? Да. Бумц. Tai labai įdomu, kaip ieškome bendros kalbos ir labai smagu, kad atrodo, kiekvienas atranda savo vietą, jeigu ne kūrybiniam procese, tai tuomet jau dirbdami su rankom arba kurdami maketus. Pirmom dienom buvo sudėtingiau bendrauti, teko viens prie kitų prisišlifuoti, tačiau dabar yra ir įsitraukimas, ir bendravimas, ir komunikacija. Apkeliavome visą teritoriją, parodė savo visas gražiausias vietas, kur jie leidžia savo laisvalaikį. Ieškojame naujų vietų ir ko jiems galėtų labiausiai trūkti, ką jie galėtų dar turėti be to, ką jie čia taip gausiai turi. Vaikai darė maketus ir juose atvaizdavo tą, ką kažkokius fragmentus arba kažkokius sprendinius jie galėtų turėti. Čia unikali vieta yra ir tokia vieta, prie kurios reikia prisitaikyti ir tą tikslę konstrukciją pasipiešti ant lapo. Trikampį, jeigu nupiešk. Šitas medis yra dalis viso kalno alėjos. Medis, aplink kurį mes statome, yra daugia šakis, daugia kamienis. Žemė molinga, daug šakų. Tai reikėjo surasti vietą tarp šaknų. Nėra kaip vienas kamienas, kur tiesiog aplink kurį tu galėtum statyti. Vakar
išgręžėm polius, įbetonavom ir dabar šiandien, kai žiuvo, tai tada jau pakėlėm visą konstrukciją į viršų. Vienas žmogus lipa ant rąstų. Labai daug turėjome dėl namelio medžio sprendinių, įvairiausių, kokio jisai dydžio turėtų būti, kokio aukščio, ar vaikam būtų patogu. Nes čia būtinai tada reiks saugų kažkokį Tinklą. turėklą. Pradžiai jis turėjo būti tiesiog platforma ant didelio tinklo, kuris visą kalną jungs. Pirmas dalykas, ko turėjom atsisakyti, tai buvo didelis tinklas, kurį ketinome ištiesti čia šalimais prie namelio medyje platformos. Supratom, kad tiesiog geriau jo nedėti, nes jeigu uždėsim, tai jis netrodys gerai. Bet dabar tarsi toks kaip lajų takas, lyg pasklandyt po medį galėtum. Nu ir va, ir mums tada reikia omeny turėti įlipimą. Aš turiu paprasčiausią variantą. Nu. Čia skylė. Laiptai, užlipę ant terasos, gali aplink medį vaikščioti. Jeigu šita konstrukcija yra. Bet, pavyzdžiui, čia įlipti nepatogu. Nu, pavyzdžiui, įsivaizduok, nežinau, toną vaikų. Aha. Ir jie į vieną pusę kažkaip taip pabėga. Ir tada galėtų visa platforma atsiremti medį. Nu, ne taip. vienu kampeliu, bet nu visa. Nu gerai, jo, aš suprantu. 1,8 m. Aha. Tai va, turim tik 12. Ir turim 4 metrus. Aha. Tai jau trūksta. Patraukit tą mažą, nesvarbu. Ui. Matau, ir būna taip, Gerai. kai nesusitvarkai Aha. darbo vietos. Lyrinis nukrypimas inžinierių. Mes nenorėjom nieko ją gręžti, nieko veržti. Tiesiog atskira platforma, kuri liepą apgaubė. Pykomės, kaip greičiau padaryti. Va šitas kubas sustato stabilumą, reikia dar vat šito. Kad įstrižai būtų. Kad, pavyzdžiui, nes aš dabar tik į tave atsirėmiau, reikia dar tave sukabinti. Nesipykom. Man tai patinka, man net žaismingiau. Ir vaikai galės būti tenai kairiai pusiai išoriai didesnė aikštelė, matys saulėlydį ir galės būti tarp medžių, kalbėtis, patekimas taip pat iš medžio pusės. Būtų fainai tą mikrofoną pasilaikyti. Ne, stumk daugiau. Man patiko. Čia va galim šakas laikyti. Galiu dar duoti, galiu pavedžioti. Ai, gerai. Kaip galvojat, žiūrovai, čia vat vaikai ir mums reikia turėklo pakankamą aukščio, kad nepersisvert. Čia užtenka jau. Bet čia gerai, medžio dvasios jos kažkaip turės gelbėti. Draugiškai visi sutarėme, kad tai galėtų būti suapalintos formos suoliukas. Gal daugumos buvo toksai poreikis, kad būtų aplink laužavietę viskas. И что там будете в этой местности? Будет чил-зона. Зона отдыха. Шашлыков, там пикник. Ага. Jo, čia visai bendruomeniai tokia traukos vieta, kur galės bet kuris ateiti, leisti vakarus. Suoliukas dėl to man statomas, dėl to, kad aš prašiau, kad galėčiau žiūrėti į žvaigždės. Ir ką tu ten pamatysi tos žvaigždės? Nusipirksiu teleskopą ir žiūrėsiu į žvaigždės. Kažkaip smagu įdėti link to bendro projekto, kai yra daug skirtingų idėjų. Šiaip vaikai tai labai nori padeda, jiems tik tais reikia duoti darbo ir jie tikrai prisideda. Nu ir tikiuosi, kad kadas dar gyvuos ir jau bus visi Lietuvos miesteliai apstatyti. Ну, спасибо. Все, будем ждать, они попросим. До свидания. Я в телеке. До свидания, я в телеке.